Ta ir daro Vilnietės. Lazdauskaitė ten jau medžiojo kamuolį, o dabar greita kontrataka. Skrieja į ją Šiaulių komanda, perdavimas į priekį, išbėga labai toli Meida Šeškutė ir dėja, bet Vilniečius ir galiai liūdi, na, o Šiaulių komanda be abejo švenčia, atsidaro savo įvarčių sąskaitą aikštės šeimininkės. Čia pat ir efektingas salto iš įvarčio autorės Pumbelį. Dabar jau vieną ranką iškėlus legionierė. Jos perdavimas, Lazdauskaitės smūgis ir lygina rezultatą Vilnietės. Štai taip. Kėlinys artėja pabaigos link ir sugrūda kamuolį per jėgą. Su mėsomis, galima sakyti taip, Vilniaus komanda. Tikras kovingumo pavyzdys šiame epizode buvo Vilnietės, gavusi geltoną kortelę pirmajame rungtynių kėlinyje. Dabar toliau tęsia savo kovingą pasirodymą, o čia puikus epizodas ir Vilniaus Žalgiris. Štai taip, perima iniciatyvą, štai taip Vilniaus Žalgiris veržiasi į priekį. Žemyna Lekavičiūtė meistriškai išlaukė pauzę, išlaikė pauzę tame įvartinėme epizode. Vietoj čempionių titulo likti be medalio iš vis šiaulietėms, to be abejo neįsivaizdavo nei klubo vadovai, nei treneriai. Čia šansas šiaulietėms ir šiaulietės tuoj pat rodo charakterį, tuoj pat lygina rezultatą. Atstato pusiausvyrą Šiaulių Gintra. Įvartį Šiaulių Gintra. Įvarčio autorė 16 numeris Agnieška Kazarina. Agnieška Kazarina tuoj pat lygina rezultatą vos minutę pirmą.